Gruodžio 25-ąją švenčia žmonės visame pasaulyje. Nepriklausomai nuo šalies ar net religijos, gruodžio 25-ąją žmonės kartu linksminasi ir švenčia Kalėdas, pasitinkant metų pabaigą. Taigi, ar Biblija sako, kad gruodžio 25-ąją yra Jėzaus gimimo diena? Biblijoje, Mato ir Luko evangelijose galime rasti svarbių užuominų apie Jėzaus gimimą. Šie įrašai pateikia labai svarbias užuominas, kodėl Jėzus negalėjo gimti gruodžio mėnesį. Perskaitykime Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus 1 eilutę. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Jozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betlėjumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisertino metas gimdyti ir jį pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toliau skaitykime 8 eilutę. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Turime atkreipti dėmesį į šią eilutę. Kur gyveno piemenys? Rašoma, jie gyveno laukuose. Kuriuo paros metu tai buvo? Tai buvo ne diena, o naktį. Budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems, bėkime į Betlėjų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Šiose eilutėse aprašyta scena duoda mums labai svarbią užuominą apie Jėzaus gimimą. Izraelyje gruodžio mėnesio vidutinė temperatūra yra apie 10 laipsnių pagal Celsijų. Todėl galime daryti išvadą, kad gruodis nėra metas leisti avims ganytis lauke, bet kuriame Izraelio mieste. Avys pradeda ganytis lauke apie kovo arba balandžio mėnesį. Tačiau skaitant Evangelijos pagal Luką eilutes, kam angelai paskelbė apie Jėzaus gimimą? Rašoma, kad angelai paskelbė piemenims, kurie buvo lauke ir naktimis saugojo savo bandas. Gruodį temperatūra naktį sparčiai krenta. Tačiau, kai gimė Jėzus, buvo sezonas, kai piemenys galėjo leisti avims ganytis lauke ir prižiūrėti jas naktimis. Logiška, kad Jėzaus gimimas negalėjo būti gruodžio 25 dieną. Kada žmonės visame pasaulyje pradėjo švęsti gruodžio 25 dieną, manydami, kad tai yra Jėzaus gimtadienis.
Keista, kad gruodžio 25 niekada nebuvo minima kaip Jėzaus gimtadienis nei Jėzaus laikais, nei apaštalų laikais, nei mokinių, kuriuos mokė apaštalai laikais. Po Jėzaus įžengimo į dangų ir mirus paskutiniam apaštalui Jonui, krikščionybė pradėjo po vieną perimti Saulės Dievo garbinimo papročius. Galiausiai, praėjus apie 250 metų po apaštalo Jono mirties, apie 354 metais po Kristaus buvo įsteigtos Kalėdos. Kalbant apie Kalėdas ir jų kilmę, Romoje buvo 3 svarbiausios metinės šventės. Viena iš 3 svarbiausių švenčių buvo Saulės Dievo garbinimo šventė, švenčiant jo gimimą. Krikščionybė transformavo šią šventę, paversdama ją Jėzaus gimimo diena. Nuo tada krikščionys švenčia šią dieną kaip Jėzaus gimtadienį. Tačiau pats šios šventės ritualas kyla iš Saulės Dievo gimimo šventės. Iš esmės, tai Saulės Dievo garbinimo diena. Tai nėra vien klausimas, ar Kalėdos gruodžio 25 diena yra Jėzaus gimimo diena. Tai klausimas, ar laikomės Dievo įstatymų. Kadangi tai labai svarbu, ar turėtume tai laikyti nereikšmingu? Argi Biblijoje nėra Dievo šventų mokymų, vedančių tikrojo tikėjimo keliu? Mes visada turime pasilikti naujojoje sandoroje, kurią mums davė Dievas. Visada pasilikime nutarimuose, nuostatuose ir įstatymuose, kuriuos Dievas mums įsakė laikytis. Labai ačiū.